Nu tai sveiki visi. Šiandieną aš neįsiu 100 km tako aplink Vilniaus 6 atkarpą. Todėl, kad aš šiandien eisiu 36 km nuo Pervalkos iki Smiltynės ir ten kelsiuos į Klaipėdą. Tai va, kaip suprato, dabar esu Pervalkoj, šitoje vietoje ir va tokiu va maršrutu eisiu iki Smiltynės. Žygis užtruks apie 7-8 valandas. Ilgiausias mano gyvenime. Manau, kad įveiksiu ir viskas bus gerai. Dabar, kaip matote, esu prie marių ir startuosiu čia. Nu va, dabar esame čia ir eisime taip pat link Smiltynės. Čia yra negyvosios kopos. Praėjęs irgi praeisim šitų vat kelių turbūt irgi. Kol kas yra tik 20 laipsnių, man jau karšta, o šiandien dar pakils iki 28. Tai nežinau, kaip čia bus, bet išgyvensiu. Tai va, dabar didžiojo kelio dalis ir bus per tokį dviračių taką. Čia toks labiau ir dviračių, ir žmonių takas. Gali ir žmonės, ir dviračiai važiuoti, ir gyvuliai eit. Nu va, jau žygis į pabaigą, praėjom jau 2 km, liko dar 34. O atvažiavom čia tiesiog su autobusu iš senosios Perkėlos Smiltynėje. Sėdom į autobusą, nusipirkom bilietą vietoje, 4 eurų žmogui ir kažkur 30 minučių važiavom iki Pervalkos. Nu va, čia jau prasideda tas negyvųjų kopų draustinis. Čia va miškas jau, ten už to miško jau kopos. Į dabar čia į mišką nebegalima eit. Buvo ženklas tik per tą pagrindinį įėjimą į kopas, kuris yra mokamas. Tai ten užeisim. Nu va, dabar palei gatvę, bet dviračių taku. Jo, tai va ten po dešinėje iškart kopos. Medžiai užstoja. Einasi kol kas labai lengvai. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Va tas ženklas, lankytis draudžiama. Šitas žygis yra ilgesnis negu tas, kur iki mano sesės namų buvo. Ten buvo 33 km, čia 36. Bet manau, šitas bus dar lengvesnis dėl to, kad gražūs keliai ir geras oras labai. Ten va kopas jau matosi. Nu jo, čia kaip ne Lietuvoje atrodo. Nu va, jau įėjom į mirusių kopų pažintinį taką. Įėjimas man kaip moksleiviui 2 eurai. Va čia labai griežtai yra, bet kur nenueisi, tik šitą medinio tako gali eit. Visur ženklai, kad negalima nieko kitur eit.
kokioj dykumoje dabar taip karšta ir aplinka panaši. Žmonių eina basom, bet aš neįsiu basom, nes po to man pritrins batus pėdas nuo smėlio. Čia beik atsargiai eit, kad nepribirėtų man į batus. Bet jo, vaizdas tikrai toks nerietuviškas, sakyčiau. Seniai kažkada čia buvau, labai seniai. Tai įdomus patyrimas. Nu jo, per smėlį tikrai nelengva eit. Nuo kalno dar, bet į kalną tai tikrai sunku. Jau pribirėjo mane batus bent kiek, bet nesvarbu, man jau išsikratysiu po to. Ir dar mes einam tik į vieną pusę, po to reikės atgal grįžti. Dabar mes einam link Marių. Ir tos 7-8 valandos ėjimo skaičiuojamas yra be šito ėjimo per kopas. Tai dar kokia gera valanda dasideda. Oho. Va čia matosi tas iškišulys. Ir už to iškišulio yra pervalka, iš kur mes startavom. Kiek dar nedaug nuėjom. O čia va Marius. Ir ten toliau žemynas. Kas ten toliau? Tuoj pasižiūrėsiu žemėlapį. Tai pasižiūrėjau žemėlapį, ten nieko tokio nėra. Tiesiog laukai. Ten toliau Ventės ragas. Nu va, išėjom jau iš tų kopų ir dabar vėl toliau einam palei dviračių taką. Nu va, jau turim 9 kilometrus ir dabar labai ilgai einam tiesiog tokiu šito dviračių taku su nesikeičiančiu vaizdu. Bet artėjom prie posūkio link jūros. Nu va, ką tik buvom sustoję pavalgyti, užkasti, šaltos kavos pagėrėm ir sausinukų tokių. Tai va, o dabar pagaliau nusukam jau nuo to tiesaus kelio, dabar jau einam link jūros. Ir po to eisim ten palei jūrą. Ne visai palei jūrą, bet per dviračių taką, bet palei jūrą. Ir jau esam nebetoli trečdalio kelio. Kojas jau pradėjo po biškį skaudėt, bet sustojom, pavalgėm, tai jau praėjo. Pagaliau kažkoks kitoks vaizdas, kurį laiką net nefilmavau, kokius 5 kilometrus net nieko nefilmavau, nes tiesiog nebuvo ką parodyti. O dabar jau vėl.
dabar tokiu keliu einam su tokia medinė tvora. Ten va po kairę jūra girdisi. Tai va, gražus labai kelias. Panašu, kad šito keliu eisim ilgai. Dabar maždaug atrodys taip. Eisim tokiu keliu tiesiai palei jūrą, kaip dabar einam. Ganėtinai ilgai iki Juodkrantės maždaug. Po to nusuksim, vėl eisim per miškus. To pačiu dviračių taku turbūt. Ten toks biškiau nebelygus kelias. Toksai zigzaguotas. Po to vėl prie jūros prieisim. Ir po to, kai grįšim jau atgal į mišką, jau pasieksim Smiltynę. Čia pastoviai tokie užrašai. Kairėje Pilkųjų kopų buveinė. Bet negalima jų net pamatyti niekada. Nes saugo. Ir negalima čia eit. Iki Juodkrantės 6 kilometrai. Jau pavargau, nes labai karšta. Viskas pagaliau baigėsi tas draustinis. Dabar jau mes nebedraudžiami, mes jau galime išeiti kur norim nuo kelio. Čia nebėra jau ribojama pagaliau, bet vis tiek dar nesimato jūros, tai ir vėjo tokio nėra, dėl to žiūri karšta. Ir jau šiaip visai artėjom prie pusiaukelės. Pusiaukelė yra 18 km, o dabar jau yra apie 16, nežiūrėjau dabar. Tai va, bet sustosimės prie Juodkrantės pliažo. Tenais pavalgysim, turim tokių sumuštinių. Tai va. Čia va žmonės renkasi jau prie pliažo. Ten va pliažas. Žmonės eina maudytis. Bet mes einam į Klaipėdą. Varau papraidysiu į jūrą. Šiltas vanduo. Tai po 15 laipsnių. Nu va, išsimaudžiau. Nu, neišsimaudžiau, pabraidžiau. Ir dabar einam toliau. Ir bėda tokia, kad baigėsi vanduo mūsų. Bet žiūriu, kad čionais yra netoli Juodkrantės pliažas, tai va tenais teikimės kažką rasti. Štai ir Juodkrantė pasiekta. Nu, Juodkrantės pliažas tenais yra. Panašu, kad matome galimybę įsigyti vandens. Seniai tokį skanų vandenį gėriau. Smiltynė 19 km. Mūsų tikslas. Nu va, ką tik išsukom iš kelio palei jūrą. Ir dabar einam link į mišką. Ir eisim per vidurį Kuršių nerijos maždaug. Jau turim 25 km. Ką tik buvom sustoję užkast biškutį ir atsigert vandens. Pasidėjom 10 minučių ir einam toliau. Čia
Čia va, per tokias dabar pievas praeidinėjom. Taip atrodo mepse. Tai va. Saulė kepina. Labai karšta. Noriu visiems pavėsio eiti. 30 km ir rodo, kad dar 11 eiti. Tai jau bus virš 40. Žiūrėkit, ką matau. O kas dar gražiau? Eina savo. Bet tą nespėsim. Nu viskas. Žygį praėjau. Tai va, praėjau iš viso 41 km. Buvo tikrai labai sunku, nes buvo labai karšta. Tas karštis tikrai nepadėjo. Jo, iš tikrųjų tai aš jau esu namuose, grįžau. Buvau taip pavargęs po žygio, kad netgi pamiršau nufilmuoti paskutinį kadrą. Tai filmuoju dabar. Tai va, žygis aišku patiko, bet buvo labai sunkus, nes labai karšta. Likus 10 km netgi nieko nefilmavau, nes buvau per daug pavargęs, stengiausi išgyventi. Maniau, kad bus lengviau negu tas žygis, kur pas sesę ėjau 33 km, bet buvo daug sunkiau. Tai va, tai ačiū visiems, kas žiūrėjote šitą video, tikiuosi jums patiko ir iki kitą kartą.